kieme pražydo šeivamedžiai. Ir kad ir kaip ant jų galėčiau paburnoti, kad jie tokie labai vislus ir kartais pridyksta ten, kur nelabai norisi, bet ir tenka raustyti tuos mažus uglelius, nes sėklas labai mėgsta lesti paukščiai. Taip, bet dabar jie žydi. Esu prieš keletą metų rodęs, kaip ir iš tikrųjų kiekvienais metais darau iš šeivamedžių žiedų sirupą. Taip, tiesiog prisiskinti žiedų, gerai cukraus, užvirti, viską išmaišyti, palikti parai ir po to tiesiog į butelį susipilti. O prieš keletą dienų paėmiau labai nedidelį kiekį pirmojo medaus. Ir norisi dar prie to paties pasidaryti giros. Ir galvoju, šiemet būtent pažaisiu darydamas girą su šeivamedžio žiedais, tokį duoti girai šeivamedžio prieskonį. Tai kągi, apeisiu, dabar netgi pasiėmiau kopečias, kad aukščiau palipėti, prisirinkti pakankamai žiedų ir gaminsiu sirupą ir girą. Apie darbų pradžią čia turbūt N kartų yra galvota, pramastyta visi niuansėliai, bet pagaliau po tikrai ilgos pertraukos sugrįžtu į laiptinę. Jos visos dėja negalėsiu pabaigti dėl... Oi, čia kažkaip vapsva skraido. Dėl to, kad antrame aukšte dar šildymo dalykai nėra pravedžioti ir ten taip viena siena kaip ir turės likti nepadaryta. Bet iš principo manau, kad galiu pradėti. Taigi, turbūt, kad pradėsiu nuo to, kas yra virš durų. Mes matom seną gerą vokišką tinką, kuris yra kalkių pagrindų. Tai kažką reikia nudaužyti. Aš čia galvoju, ar lupti tas lubas, ar nelupti, nes su nendrėm papačia galvoju, turiu aš gipso gabaliukų. Čia galėčiau išlipdyti kokį tai lygesnį paviršių, negu čia vargti špakliuojant. Tai dabar galvoju, patrinsiu, pasižiūrėsiu, ar čia tik tai tas vienas plotelis, ar čia daugiau. Tai principas toks, o daugiau dėmesys pereis į sienas, nes sienos jau kaip ir irgi senai dar antrąją žiemą čia su Richardu, kuris man betonavo grindis ir padėjo lubas salėse apšiltinti ir gipsą. Tai su jo pagalba buvo čia apšiltinta didžioji dalis laiptinės. Tai ir nuo to laiko ir stoviu, praėjo 3-4 metai ir 3 metai. Ir pagaliau pribrendo toks darbelis. Tai darbas toks, čia turbūt, kad reikia dabar, kur dar trūksta kaiščius, tuos įdėti, kad putplastis būtų pilnai pritvirtintas. Ir šita siena dar irgi prašosi pritvirtinimo ir po to turbūt reikės šiaušti visą paviršių tam, kad galėčiau armuoti. Bet pradėti, kaip sakiau, reikia nuo lubų. Čia irgi laiptų apačia irgi reikia praeiti, nušveisti čia kreida dažyti, kas naujai įdėta gipsai, tai irgi tiesiog špakliavimai. Tai aš nemanau, kad čia aš daug ką filmuosiu, nes nei patogu, nei yra kaip fiksuoti timelapsam. Tai čia gal kažkada taip intarpais padirbėsiu, parodysiu, pašnekėsiu. Dabar tik tai apšviečiu, kokie darbai šviečiasi. O už nugaros dar nuo pastato statybos laikų, bet itin tvirti laiptai ir porankiai ir viskas. Tai čia
turbūt liks tie sovietiniai dažai dar kažkurį tai laiką, o kai ateis metas, tai turbūt pačiam čia vargas bus šveisti, o dabar yra labai daug ir puikių technologijų, kaip be dulkis dažų nuėmimas ir tenais ir su šaltu azotu ir galima ir smeliuoti, bet labai daug dulkių. Tai čia dar iki to žingsnio, tai dar man labai toli, bet tiesiog paminėsiu, nes kažkam gali iškilti klausimas. Tai va toks. Taigi, pradėti nuo lubų ir tada jau matysim, kaip prieisiu prie kokio tai sekančio žingsnio ir parodysiu, kaip sekasi. Turbūt dėl to ir buvo atidėliotas šitas darbelis tiek ilgai. Palaukit, reikia nusimesti. Taip. Kaip sakiau, turbūt dėl to tas darbelis buvo arba bedirbdamas sugalvojau savo pasiteisinimą, dėl ko tai buvo nutestas šitas darbas, nes aš žinojau, kad anksčiau ar vėliau reikės pašlifuoti. O, praskrido čiurliai. Ir tarp kitko, kaip ir buvau prieš keletą serijų pavasarį, kada čia toks lyrinis nukrypimas, kai pavasarį nerimavau, kada špokai užėmė čiurlių inkilą. Ir tik tai išskrido špokai, čiurliai, man atrodo, į 2 ar 3 dieną įsikėlė pilnumoje ir jau netgi mačiau kyšančią čiurliuko galvelę. Tai džiugu. Tai va, čia toks lyrinis nukrypimas. Taigi, sakiau, jo, lyg ir atidėliojimas, tai čia prisnigo kaip reikalas, bet panašu, kad pavyko išgaudyti visus nelygumus į plokštumą ir kaip ir tai nuteikia visai neblogai armavimui. Dar gal šiandien bei ten tuos kaiščius, tos specialias vinis laikomasias, jau buvau užsiminęs apie jas, ten dar keletą lapų trūksta. Tai, o čia jau lengvoji dalis prasideda, nes čia pakankamai viskas lygiai, tik nuvalyti nuo pamatų armavimo likusi lapukai. Taip, irgi čia turbūt 2 metais, kai gyvenau, kaimynas Rimaldas, jo ten dukros, vyras ar kažkas, neatsimenu, jiem ten darė namą ir taip juokingai padarė, nieko neprisegė su tais vadinamais pleikštukais ar vinim tvirtinimu, aš nebeatsimenu, kaip tiksliai vadinasi. Visas puspas pradėjo atkritinėti nuo pamato, tai jie nutarė per naują daryti ir norėjo išmesti tiek nemažai to putplašio. Aš susirinkau, kas dar buvo įmanoma panaudoti ir gavosi kaip ir nuo lauko iki pat 1 aukšto šitos aikštelės, vat pilnumoj užsišiltinau. Ir dar aišku, iš tų likučių, viskas bėga. Taip, jo, antrinės žaliavos. Tai vienaip ar kitaip dabar kipsiu pasibaigti. Reikia po to valyti, kiek čia to siurbimo bus. Ojojoj. Na, dalis džiaugsmo. Kaip tenais yra tas pasakymas, mėgsti su rogutėm važinėtis, mėg ir rogutės ant kalno užtempinėti. Švytintis ir lygus fasadas tikrai visai kitą atmosferą kuria.
Ir tai vienas iš tų darbų, kurių aš pats nedariau, nes tikrai neturėjau patirties, todėl ir nesiryžau tokiam iššūkiui. Bet, ką noriu pasakyti. Likučiai, visokie, tai čia jau maži galiukai ruloniukose. Bet aš dar visokiausių mažų, ten po metriuką buvau surinkęs ir iš tikrųjų nemažai sunaudojau, kaip tas nemažai. Kai praeitą žiemą, užpraeitą žiemą, kada vasaros virtuviai apšiltinau vamzdžius, tai ten sunaudojau. O tie vyrukai mane žiūrėjo truputį keistai, kad kaip ir stogdengiai, kad aš numestas difuzinės plevelės likučius rinkau, taip ir fasadininkai stebėjosi, kad aš čia renku tokius smulkmenas, bet pirmasis užėjimas ir kągi, pirmasis užėjimas pirmų senelių ir netgi pirmo langelio atrodo, kad pavyko ir už nugaros matosi jau pradėtas užlipimas, laiptai į dangų. Taigi, įsidrąsinau. Pasirodo, čia nėra taip baisu, kaip aš galvojau. Gerai, kad, kaip sakiau, prie fasado turėjau galimybę tiesiog stebėti ir suprasti, kaip tai yra daromas, koks eiliškumas ir taip toliau. Pasidalinsiu. Kaip pavyzdys, baigėsi klijai, matai, kad kiek užteks ir čia vieno tinklelio, vieno rulonėlio plotis, tai niekada nereikia užklijuoti jo iki pat galo. Pasistengti bent plius minus 5-10 cm palikti nepriklijuoto tam, kad naujas rulonėlio juosta persidengtų ir taip susikabintų, sutvirtėtų. Gal kažkam pravers, bet reikalas tas, kad taip, drąsos yra dabar kilti ir važiuoti iki pat antro aukšto. Ir matysim, kaip čia gaunasi, bet manau, kad visai neblogai, tikrai negalėčiau savo labai žemo balo duoti, bet ir negaliu čia pradėti girtis, kad jau pirmą kartą paėmęs čia jau labai puikiai padarau, bet sakau, nuteikia neblogai. Plius vienaip ar kitaip šita siena bus klojama tokiom gražiom plytelėm. Prieš 3, man atrodo, gerus metus aš dar rodžiau, kaip važiavau net į Alytų, į Dainavos siūlų fabriką, į tokį sandėlį, kur ten buvau lindęs. Kas žiūrėjot serijas arba pasižiūrėti norit, tikrai galit žvilgterėti. Dabar aš nebeatsimenu, kaip ta serija vadinasi, bet esu sumedžiojęs labai gražių senoviškų neglazuruotų plytelių, kurios čia ir bus, nes vis tiek čia daug vaikščiojimo, vis tiek ar su pečiu, ar su taše, ar ką nors nešant, galima greitai pažeisti. O jau likusi laiptinė, tai bus tiesiog dažoma ir tiek. Reikia tikėtis, kad niekas ten baisiai kažkom nesudraskys, benešant. Tai nieko nėra amžino, bet dabar nuotaika yra kibti į šitą sieną. Gimnastikos užsiėmimai prasidėjo labai neblogai ir rezultatai
matosi už save. Kągi, pirmas aukštas kaip ir užsiarmavo ir čia net nefilmavau, nes vat, tarp stalažų yra reikalų pasilankstyti ir tas motorikos kaip neįdrėksti, kaip su mentelė irgi neišsitaškyti, ne mentelė, šitom šukom irgi neužgauti, ką tik užarmuotos sienos. Apie langą čia irgi reikaliukų buvo, bet viskas iš galiukų visokiausių, va, tokių remelių, tai yra ne remelių, kampukų, tinklo kampukų, kaip buvo užsiminęs. Taip, viskas surinkta nuo fasado, tik tai ką dar paskaičiavau, kad pritrūksiu armavimo tinklelio, tai ir tiesiog nusipirkau dar vieną ruloną, bet iš principo, vat ką iki šiol matot, ir dar yra tikrai nemažai, prieisiu beveik prie pabaigos su likučiais. Va taip ir gaunasi. Bet vaizdas tikrai keičiasi, aišku, čia dabar sunku kažką pamatyti. Ir tiesiog viršui balta polistirolės, o žemiau jau tinklelis ar užarmuotas. Jo, taip, nu ką čia daug be pasakysi. Judesys ir dabar turbūt, kad paleisiu jums timelapsą, kad pamatyti bent jau čia kaip antrame aukšte, kuris labiau atsivėręs ir bus galima matyti mano tolesnę ritminę gimnastiką. Galiu sakyti, lauke karščiausios dienos, 26-ųjų. Oi, nežinau, ant saulės tai mačiau netgi ir 40 su viršum, nors oro temperatūra, man atrodo, 36 tik tais. Tai čia irgi viduj nešalta, bet geras dalykas, kad džiova yra gera. Nes pabaigta armuoti iki vienintelės sienos, kurios negaliu pabaigti, kol visi elektros šildymo pravedžiojimai čia nėra padaryti, tai čia liks kažkada. Bet dabar porą dienų viskas gerai išdžius, reikės už vitrinių gražiai praeiti, tada antrą kartą armuoti ir kažkada jau nudažyti ir galutinai išardyti tuos jau truputį pabodusius stalažus čia ir negalint užlipti normaliai šitą laiptinę į antrą aukštą. Taip, tai vėlgi tokie atrodo, kaip ir kiekvieną kartą sakau, kad padarai vieną etapą, prie kurio kartais tenka metus, keletą metų atidėti ir vis galvoti, nedrįsti, neišdrįsti, bet gal tai nėra idealiausiai padaryti armavimo darbai, bet aš manau, kad tai jie tarnaus ir sakau, paviršiai užsilygins, užsitvarkys, užsidažys ir tikrai bus ko puikiausiai, bet ką aš norėjau pasakyti, kad taigi dar vienas toks etapas, kuris irgi suteikia iš tikrųjų, vėlgi aš kartojuosi kiekvieną kartą, kad motyvacija, kada padarai kažką, tai galiu judėti toliau, energiją, gauni dopamino dozę, kad na va, padariau to, ko gyvenime normaliai niekad nedariau ir išdrįsau ir nebijojau. Tai taipogi visiems sakau, nebijokit klysti, darykit
ir viskas pavyks. Akina saulė ir karštis. O pas mane jau šiemet antros talkininkės atvyko ir šį kartą iš Lietuvos. Ir nueisiu pašnekinti jas truputį, nes stebuklingą darbą padarė. Taip, nuravėjo bulves ir jas visas dabar baigia mulčiuoti šieno, ne šieno, šiaudais, kad apsaugoti nuo piktžolių, kad mažiau tyktų ir tuo pačiu, kaip sakant, pagerinti žemę. Na va, dabar prieisim prie Simonos. Labas. Labas. Kaip tau čia sekasi? Šiaip smagiai. Labai terapiškai yra dirbti, sakyčiau. Nors saulė kepina, kartais būna nemalonu šieną jaus, bet šiaip kažkaip smagu. Nežinau, matai progresą ir toks daug ką padarai per vieną dieną. Aš tradiciškai visų savo talkininkų atvykusių klausiu paprasto klausimo. Kodėl pasirenkat tokį keliavimo arba talkininkavimo būdą? Aš manau, gal ta prigimtis labiau gal padėti kitiems žmonėms. Jinai, kaip ir, manau, suteikia, mano nuomonę, gyvenimui prasmę, kaip padėti kitam žmogui, nes ir pats apie save gerai pasijauti. Ir netgi keliaudamas tu nuvyksti į vietas, kur tu net nesi buvęs. Kadangi aš esu iš miesto, aš nesu labai Lietuvoje buvus toliau, tai čia atvažiuojant aš ne tik pasikultūrinau, bet ir dar labiau sužinojau apie Lietuvos istoriją. Tai... Na, o koks tavo pasirinkimas, Gabija? Dėl ko? Šiaip savanoriauju dėl pažinčių, dėl įdomiausių, nežinau, galbūt pokalbius, pažįstu su įvairiais žmonėm ir dėl šiaip bandymų įvairiausių, kurių dar aš niekada nesu ravėjus bulvių ir niekada nesu jų mulčiavus, bet pirmas kartas, tai bet viską galima išmokti tokių. Apart, aišku, aš jums daug užduočių ir daugiau nelabai ką daviau, tai turbūt nelabai daug ką ir buvo galima pasimokyti. Bet vis tiek, ką galėtumėt dar papildomai paminėti? Na, vat ką išmokot būnant čia? Kad medus labai gerai viskam. Jo, tas buvo labai įdomu. Taip pat išmokau važinėtis šitų traktoriukų. Motoblokas. Jo. Nuostabusis motoblokas. Būtent. Jo, aš išmokau jo kaip ir naudotis, su juo važinėti, kad šieną pasiimti iš toliau. Tai taip pat, kadangi dar teisę neturiu, bet va teisę turiu su tokiu važinėti, tai dabar galėsiu mokyklą su tokiu važinėti. Tai šiaip, manau, gal smagiausia šiaip buvo važinėti ir kultūrintis aplink miestą patį, aplink ūkį. Bet šiaip tai ne tik tas kaip ir važinėjimas, ravėjimas, bet ir išmokimas bendrauti su kitokiais žmonėmis, kitokių mąstymų taip pat. Buvo naujas dalykas. Na, o tau, Gabi? Man tai dar Piliakalnis patiko, Rambyno, taip Rambyno jo. Tada prie Rusijos sienos, Kaliningrado srities buvom nuvažiavę, tai labai pirmą kartą buvau irgi tenais, tai toks smagu pasidalinti pirmom patirtim. Taip. Na ką, turbūt neatitrauksiu nuo reikalų, aš be galo esu dėkingas už jūsų laiką, energiją skirtą, uolumą ir smalsumą ir norą ir mokintis ir padėti, tai jūsų, sakau, laikas ir energija yra tikrai labai vertinami. Ačiū labai. Ačiū labai jums. Tai va, paliksiu merginas toliau užbaigti užduotį ir su šiuo epizodu turbūt ir pabaigsiu po kurios tai pertraukos seriją, nes kaip ir prie paskutinėje serijoje buvau užsiminęs, kad norisi truputį pertraukos nuo filmavimo ir daug įvairiausių pamastymų ir įvyko ir dar vis vyksta, dar galvoju, bet progresas toliau nestoja, darbai nestoja ir tas filmavimas toksai, sakau, dabar dar naujai persiformuoja galvoje, gal kažkas keisis, virs kitaip, bet dar sakau, nesu iki galo suformavęs to dalyko, tai toliau judu savo įprastuoju tempu, o tempas mano
persimės toliau į laiptinę, kuri palengva gražėja. Ir be abejo, kad sekančioje serijoje pamatysite tolesnį jos gražinimo rezultatus ir apie tai be abejo pasidalinsiu. Kaip visada noriu pasakyti dėkui už jūsų pridedamus nykščius, parašomus komentarus, pasidalinant šią ar ankstesnėmis serijomis su draugais ir be galo esu dėkingas už paramą Revolut, Patreon, Contribui platformose, kurių nuorodos yra video aprašyme. Ačiū ir iki sekančios serijos.